Rinkimų naujienos. Prezidento rinkimuose savo laimę ir Dalios Grybauskaitės kantrybę bandys ir ilgametis, netgi ilgadešimtmetis Ignalinos rajono meras Bronys Ropė. Ignalinoje panika. Jei laimės, rajonas liks kaip našlaitėlis. Taip. Mūsų mero iš Ignalinos lengvai neišrausi. Nebent pats norės. Labadiena. Jūs žiūrite Ignalinos televizijos laidą Ežerų Sietuva. Didžiausias mūsų krašto džiaugsmas ir rūpestis sukėlė nemažą rūpestį. Mūsų meras Bronys Ropė dalyvauja prezidento rinkimuose. Apie tai ir pakalbėsime su, taip sakant, mūsų išrinktu ir gerbiamu meru Bronium Ropė. Labą dieną. Pirmiausia, pasinaudodamas progą, norėčiau pasveikinti visus ignaliniškius ir ignaliniečius su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis. Leisiu savo pajuokaut. Juk visas Ignalina žino, kad jūsų gimtadienis balandžio 14. Bet meskim juokus į šalį. Kas čia per juokai? Jūsų dalyvavimas prezidento rinkimuose. Apie tai ir norim pakalbėti su gerbiamu pono meru. Mane paskatino žmona. Ji nori kraustytis į Vilnių. Ko mums likti šitam užkampį, sako žmona. Būtai vaikams ten nupirkti. 20 metų atsėdėjom, sako žmona. 20 metų atsėdėjom. Jau net Petriką paleido, sako žmona. Tu vis sėdi ir sėdi, sako žmona. Na, kiekvienos moters, na kaip ir kiekvieno mero gyvenime ateina laikas, kada norisi į filharmoniją, į operą, į pabą latino. Taip. Gerbiamas merė, noriu paklausti jautriai, bet Klauskit. ir aštriai. Klauskit. O tai kaipgi mes? Kaip Ignalina be jūsų? Kaip toliau mes gyvensime? Kurgi tada mes jau tada visi nueisim? Na, neskubėkim, manęs dar neišrinko prezidentu. Ai, tai čia tik detalės. Na taip. Pone merė, jūs vat prisiminkit, kada jūs paskutinį kartą pralaimėjote rinkimus. Leisite pajuokauti. Net tada, kai jūs tik pradėjot studentų statybos būrį, jūs ir ten išrinko statybos būrio Belvederis prezidentu. Ką padarysi? Tai... Ir nuo to laiko nesat pralaimėjęs. Na. Tai va. Nu, aš atsimenu dar tą nuostabią datą 2001 metais, kai Ignalina visa šventė. Jūs išrinko Lietuvos krepšinio A lygos prezidentu. Taip, bet gyvenimas kaip Birvėtos upelis. A tai jau toks drumzlinas? Niekada nesustojantis. Kai aš pradėjau vadovauti Ignalinos kraštui, čia gyveno 60 000 gyventojų. Dabar čia gyvena net 17 000. O štai jums amžinai liksim dėkingi. Na, bet aš noriu paklausti. Klauskit. Tačiau, ar nesrūva krauju širdis? Ar nelaša kraujas iš nosies? Kai pagalvojat, kad reiks palikti nuostabiausius Ignalinos ežerus. Juk čia telkšo Šiekštys, Gavaitis, Gavys, Paplovinis, Palaukinis, Ilgis, Juodinis. Taip. Agarinis, Gulbinis. Taip. Aš dar nebaigiau. Mekšrinis,
O dabar baigiau. Taip, gaila, juk čia visi ežerai pažįstami, visos mėlynės, čia uodai savi. Tai jau taip. Taip, bet pasirūpinęs Ignalinos žmonėmis aš dabar noriu pasirūpinti visos Lietuvos žmonėmis ir Aišku, ežerais. Ežerais. Aišku, jūs mūsų nepaliekat be nieko. Čia mums tai nepaslaptis, bet aš noriu paskelbti visai Lietuvos Respublikiniam žiūrovui, kad Ignalinoje, ačiū Jums, yra vienos mažiausių šildymo kainų visoje Lietuvoje. Ar tai sieksit, kad taip būtų ir visoje Lietuvoje? Taip, iškart po rinkimų, kai tik grįšim su žmona iš pabo Latino. Tai gal paskatinsite renovaciją visoje šalyje iki tokio masto, kokį dėka savo aktyvaus darbo ir iniciatyvos pasiekėt Ignalinui? Žinoma. Bet klausykit, jeigu pasieksim tokius rodiklius renovacijos ir pigaus šildymo kainų srity viso Lietuvoje, tai kuogi išsiskirs Ignalina? Taip, jūs palėtėt labai skaudžią temą, į kurią atsakysiu be užuolankų, tiesiai. Ignalina visada išsiskyrė savo ežerais. Šiekštys, Gavaitis, Gavys, Paplovinis, Palaukinis, Ilgis, Juodinis, Agarinis, Gulbinis. Taip. Palaukit, aš dar nebaigiau. Mekšrinis. Va, dabar jau baigiau. Teisingai, visi. Ja. Žinoma, tik tai jūsų dėka ir rūpesčių Ignalina gavo kurortinio miesto statusą. Taip. Tačiau ar tame mieste bus gera ir jauku be jūsų? Kaip jausis verslas? Juk nepaslaptis, kad šiandien smulkaus ir vidurinio verslo atstovai gali nueiti į administraciją 16 kabinetą pirmajame aukšte ir paklausti, pasiteirauti, kokią pagalbą ir paramą gali suteikti savivaldybė. Mano tikslas, kad visoje Lietuvoje būtų 16 kabinetas, kur smulkusis ir vidutinis verslas sulauktų realios pagalbos, realios. Na, tai būtų gerai. Žinoma, labai tikimės, kad jums pasitraukus nebus pamiršti Ignalinos krašto tautodalininkai, ežerai, smulkus ir vidurinis verslas. Vidutinis, taip sakant. Tradicinių matų puoselėtojai, na ir poetai. Ir mūsų pokalbį, mūsų laidą norėčiau užbaigti Ignalinos krašto poeto Antano Navacko žodžiais. Dar prašvisk saulelę virš mūsų šalelės, šviesiais ir šiltais tu savo spinduliais, kad dar sužydėtų jaunimo širdelės, nevystančių rožių lelijų žiedais. Dėkoju Ignalinos miesto merui už pasidalytas mintis ir nepailstamą darbą mūsų krašto labui. Ir visokeriopo sėkmės rinkimuose bei malonių akimirkų Pablo Latino filharmonijoje. Čia buvo laida Ežerų Sietuva. Su jumis buvau žurnalistas su stažu Vidas Gudukas ir mūsų mylimas meras Rūpi.